Mano... Pradedame? Sveiki, mano vardas Mindaugas, rašau tinklaraščiui Common Sense, rašom apie verslą, sveiką protą. Šiandien papasakosim istoriją, kuri nėra išskirtinė makroekonominių požiūrių, tačiau yra iliustracija, kaip sveikas protas veikia realybėje. Mūsų herojus, dabar jam viskas gerai, tačiau prieš pusę metų jam buvo, švelniai tariant, šakės. Žmogus neteko darbo reklamos agentūrai, negalėjo susirasti kito darbo. Jis susidūrė su visom tom kriziniam pasekmėm. Paskola, reikia mokėti, žodžiu, registruotis darbo biržoje ir apskritai tai buvo labai blogai. Grojo jis dėl to, kad jis yra profesionalus muzikantas. Yra grojęs su tokiais grandais kaip Eva, Jurga Šeduikytė, o dabar galės girtis, kad grojo ir Siemens'e, praktiškai Metallica apšildė. Vieną krizinę dieną gaunu nuorodą į bedarbio tinklaraštį, kurisai pateikė pasiūlymą, sako, aš mokysiu nemokamai groti gitarą su sąlyga, jeigu tas mokinys man padės išsikapstyti iš krizės. Toks desperatiškas klyksmas blogosferoje. Na, aš pasirašiau. Žodžiu, nusipirkau gitarą štai šią, pradam mokytis, 2 valandas repetuojam, valandą šnekamės, kaip Dariui padėti išsikapstyti iš krizės. Apskritai savo tinklaraštį rašom ir propaguojam tokią mintį, kad iš bet kurios situacijos galima rasti išeitį. Bet kurios situacija turi išeitį. Ir aš dar sakau, kad tavo situacija šitą atveju yra visiškai neišskirtinė. Tai reikia pamastyti, susidėlioti ir padaryti tam tikrus veiksmus. Norint, kad tikslas būtų pasiektas, jis turi būti išmatuojamas, bet jeigu pradėt matuoti, kai tu esi vienas mokinys ir tas nemokamas, tačiau mes padarom prielaidą, kad reikėtų orientuotis tokius mokinius kaip aš. Skubantis, lekiantis, neturi, reiškia, laiko, bet ko nepasiūlys ir panašiai. Kadangi lėšų neturim, reklamos biudžeto neturim, kreipiamės pagalbos į draugus, padarom saviveiklinį video, paleidžiam jį per draugus. Dabar tik tai mes pažiūrėsim video, tačiau įspėju, kad kadangi mes neturėjom pinigų tapti login rėmėjais, tai pabaigoj bus tam tikra cenzūra antireklaminiais sumetimais. Pajamos. Krizė nepasiteisinimas. Pardavimai. Kas iš tų nuolaidų? Neslėpsiu. Įmonės padėtis mūsų netenkina. Atsiprašau, direktoriau, jau 12 valandų. Darius atėjo. Vėluosiu. Kur? Pinigai. Kokybė. Klientai. Žmonės. Tiesiog sumažinkim išlaidą. Variantas. Planas neblogas. Na, kolegos, sprendimai aiškus. Labas, Dariau. Jis ir lėčiau. Ir. Nespėjai į Lietuvos talentus? Nieko. Mokykis dėl savęs. Šis klipas netapo virusiniu, bet toks tikslas jam ir nebuvo keltas. Faktas yra tas, kad Darius iš 2 savaičių mokiniais užsikimšo. Ir užsikimšo ne kažkokiais atsitiktiniais, bet tokiais rimtais žmonėmis kaip Bagdžiūnas, tarkim, Rimeikis ar Dainius Liudis. Tai, žodžiu, planas suveikė. Bet čia dar ne pabaiga. Beje, Dariui Bagdžiūnui linkėjimai, jeigu ateisi pas mus, mes tikrai rasim, ką tau pasiūlyti. Tiksliau, į Darių reikia kreiptis. Taigi, kai klientai stoja į eilę, yra 2 variantai, ką daryti. Arba didinti kainą, arba plėstis. Taigi, greitai buvo pasitelktas dar vienas gitaristas. Ir galiu tai pasakyti, kad dabar Dariaus veikla įgavo kontroliuojamo augimo stadiją. Aš kalbu jau 4 minutės, laikas turbūt duoti
pasakyti Dariui. Darius Čiubicas, pavaryk dar. Baigėsi laikas dar. Išvarom. Ačiū labai.